kiaurai dega ir krenta nakčia, apsvaigę nuo tokio greičio ir aš jų fone. Juoda naktis man prieš akis guodžia mane. Kas atsakys, jeigu neliks šviesos danguje? Kažko liūdna, kodėl nežinau, bet man trūksta tavęs, širdis nepaklūsta, vėl bėga, kur bangos ir dūžta, dugne senka, begalybėje senka diena, tai kas lengva pripažinti nelengva, kada juoda naktis man prieš akis guodžia mane. Kas atsakys, jeigu neliks šviesos danguje? 3, 2, 1, atsisuka! Kažko liūdna, kodėl nežinau, bet man trūksta tavęs, širdis nepaklūsta, vėl bėga, kur bangos ir dūžta dugne. Kažko liūdna, kodėl nežinau, bet man trūksta tavęs, širdis nepaklūsta, vėl bėga, kur bangos ir dūžta dugne. Nespaudei! Nespaudei! Labas! Labą. Labą vakarą. Kuo tu vardu? Ilona. Ilona. Labai malonu. Aš pasiliksiu savo paskutinį pasisakymą, prašau, kolegos. Pradėkit. Mano mėgstamiausias gabalas, šiaip tai pasakysiu. Tau dainuojant galvojau, kad kai Jessica dainuoja šitą dainą, kažkaip lengva. Ir atrodo, kad daina lengva. O šiandien, kai tu dainavai, atrodė, kad sudėtingas kąsnis šitą dainą. Gal jaudulys, gal patirties toka, o gal kaip tik tu užsiimi dainavimu dažnai? Gal čia nėra išskirtinė proga? Aš užsiimu dainavimu, taip, bet šita daina labai teisingai sakai, kad jinai groja radijoje ir taip toliau, tai atrodo tokia labai lengvai ir panašiai, jo. Ir kada reikia jau dainuoti gyvai, tai tikrai, na, yra tų tokių niuansų, kur nėra taip lengva, kaip atrodo. Taip. Va tas ir jautėsi. Bet reta proga gyvenime sėdi va Jessica laisvom rankom, gal kažką pasiūlys? Man šiaip atrodo visada Jessica, šiuo atveju Jessica žiauriai turėtų būti sunku, nes, pavyzdžiui, jeigu mano daina kas nors dainuotų ant scenos, tai aš jau iš karto jau laikyčiau va taip pat ranką, nepaisant, kad pro šalį, nepaisant, kad tenai į pievas ir tenai nesvarbu kaip, jau vien dėl to kažkaip sudrebėtų ta širdis. Tai nežinau, Jessica, ką tu į tai? Ne, iš tikrųjų tai girdis, kad tu turi stiprų balsą. Ir gal man šiek tiek pasirodė, jog ta pati stilistika buvo kažkiek galbūt estradinė ir daina reikalauja tokio šiek tiek subtilumo ir dinamikos. Ir jinai nėra lengva daina. Ta prasme, stulpelis prasideda žemai ir viskas užkyla iki tikrai aukštų natų, tai tas diapazonas turi būti platus. Aš sveikinu, kad tu išdainavai, nes yra ką veikti, taip atrodo, kaip ir Bet būtent, Jessica, kai tu dainuoji, tai atrodo paprasta, tą ir norėjom pasakyti. Net man nepaprasta. Aš gyvai tik 2 kartus esu ją dainavus. Bet aš norėčiau su tavim padainuoti. Šiek tiek. Wow! Ar visi nori išgirsti? Jej! Oh my god. Man dreba kinkos, žinok. Pažiūrėsim, kaip čia lengvai taip viskas. Tu pradėk. Žvaigždės kiaurai dega ir krenta nakčia, apsvaigę nuo tokio greičio ir aš jų fone. Juoda naktis man prieš akis guodžia mane. Kas atsakys, jeigu neliks šviesos danguje?
prisimink tokiais būdais, gerai? Ačiū. Ačiū Jums. Jeigu nespėjai pamatyti visų pasirodymų, juos visada rasi Lietuvos balsas YouTube paskyroje.